Sveiki, aš Austėja ir šiemet kandidatuoju į mokinių parlamentą 2019. Suradę mano pavardę balsavimo langelyje, pažymėkite kryžiuką ir aš pažadu, kad panaikinsiu kontrolines, pailginsiu pertraukas, sutrumpinsiu pamokas, padarysiu, jog niekam nebereikėtų į TKC. Visuomet mokytojams jungsiu skaidres, padidinsiu lankomumą, sumažinsiu nelankomumą. Visiems bus daug visko geriau negu dabar yra. Padidinsiu mokyklos stadioną, prie mokyklos pastatysiu Maximą, pritrauksiu užsienio investicijų, mokytojams pakelsiu atlyginimus, remsiu sportą, kultūrą bei kitus būrelius, padidinsiu pirdo aikštelę, kiekvienam išdalinsiu po pirdą. Privešiu mokytojų Lataičių fanieras, mokyklos teritorijoje rasiu naftos ir kitų naudingų iškasenų, padidinsiu žinojimą, sumažinsiu nežinojimą, panaikinsiu tuos, svarbu teigiamas, panaikinsiu korupciją bei rasiu sprendimą globaliniam atšilimui. Panaikinsiu paraidžių sistemą, sumažinsiu namų darbų kiekį, sumažinsiu bandelių kainas, sumažinsiu tinginio kainas, versiu mokytojus rašyti dešimtukus, padidinsiu pasirinkimą iš automato bei padidinsiu mokinių laimę. Ir štai dar ne viskas. Štai sąrašas pažadų, kuriuos pažadėsiu ateityje. Tilpo mokykla ant delno? Tilpo.